Gerai, saulučių gamyba nustojo, bet dabar mes ką šiandien gaminsim? Šią savaitę, aš nežinau, čia kaip toks tvarkaraštis. Mums reikia, kad, žodžiu, laikraštukai, bum, įsidėtų, žinot, ir taip laikytųsi kažkas atėjęs. Galėtų pasimt. Kas čia taip gražiai nukalė? Kas čia taip gražiai nukalė? Ta laikyklė. Žodžiu, reikės mums tiesiog, kad laikraščiai susidėtų ir, kaip sakant, išim galimėtų labai paprastas. Kažkodėl prastas, norėjau pasakyti. Paprastas projektėlis ir labai geras. Va čia, žodžiu, kas čia yra? Laisvės žodis yra, ne? Sausio 14. Nu, senokas, toks, žinot, senokas čia. Diskusijos dėl vasinaminio... Vytautas gal Kalvis yra. O, kova už laisvės žodį. Kodėl žmonės išėjo į gatves? Remigijus Žemaitaitis. Jo, aš kiek žinau, jisai biški toks lopas yra. Aš nelabai politikas, bet jisai lopas yra. Man sakė tas istorijos mokytojas, sako, tas tai vapšė durnelis yra, aš negaliu patikėti. Jisai debilas yra, aš negaliu patikėti. Istorijos mokytojas taip sakė. Nu gal žodžiu pažodžiu taip nesakė, bet jisai sako taip gražiai, bet jisai išreiškia taip, lyg aš sakyčiau, kad jisai debilas, jisai sako, nu, suprantat apie ką aš. Gerai, nieko nelaukiau, verčiame tą laikraštį, ar kas čia yra, aš nežinau, čia kaip laikraštys, kaip žurnalas kažkoks. Ir pabandom. Dabar kaip aš galvoju. Gal pirmą dar pasipešiam. Biški pasipešiam. Koks čia sąsiuvinys buvo? Gamtos darbai buvo. Kelintos klasės, 6 klasės gamtos darbai. Tai dar jaučiu kreditą turėsiu. Ai, nelabai. Visus išbraukė. Nu nieko, žodžiu, gal... Nu, svarbiausia išbraukė, nes išsigryninom tada. Gerai, mes čia biški nevartaliojam labai. Aš dabar kaip galvoju. Mylėsim, juoksim mes ir dar pabandysim. Gerai, žodžiu, mums reikia, kad būtų va čia tas, ne, toks šūdas. Nu, ne šūdas, bet tiesiog čia tas būtų, nes kad tas laikraštys neiškrystų. Tada 5 centimetrai, taip. Ar ne? 5 comai, taip. Tas, kad neiškrystų. Kaip jis neiškrystų? Taip. Ir aš galvoju, mums reikia kilti viršų. O gal į viršų net ne, reikia gal kažkiek pakilti viršų. Ir tada dar va čia va į viršų mes tokį padėsim, tokiu kampu, ne? Ir va taip va, kad jisai neiškrystų. Man atrodo taip ir daro. Man atrodo aš čia išmaščiau. Ar ne? Pala. Dar reikia pagalvoti, nes tada vis tiek man atrodo išmaščiau. Tai va čia va galima labai aiškiai matyti mano dizainą. To aš jums parodau. Jums, man atrodo, po šito piešinio bus viskas aišku, kaip turės atrodyti mūsų darbas. Man atrodo viskas aišku, nes aš čia tas sakau, čia tas taip, žinot, čia tas ir va toks va turėtų būti atrodyti va. Nu va, žodžiu, supratot vis tiek jau. Tai dabar mes iš ko pradėsim? Mes tiesiog dabar suvyrinam tą, kaip sakant, ir dėžutę. Jo, padarom tą ir pasakysiu, ką toliau darysiu. Nu, čia žiūrėsim po biškį ir subiškinsim, kaip sakant, ir padarysim. Su prapjautų duslintuvu, taip ir važinėja. Gerai.
Va toks va progresas, žodžiu, ant to čia laikiklio, va čia va taip, žodžiu, atrodo, puikiai atrodo. Ir dabar kaip aš galvoju, ką daryti, ne? Kaip aš dabar galvoju, ką daryti. Mums reikia, va čia va iš metalo laužo paimiu, ne? Va čia va tuos nupjaunu, va iš čia kažkur, ne? Kad tos skylės nebūtų. Ir čia bus ta viršutinė dalis, ne? O gal su skylę nupjauti, nes vis tiek tada bus tos skylės, man reikės, žinai, gręžiot. Gal ir tai padarysiu, nežinau. Tai žodžiu, mes dabar ką padarom, čia nupjaunam, ne? Tos papuošimus čia iš metalo laužo ištraukiu, sakau, reikia panaudoti kažkur. Tai va čia panaudosim ir va čia prie tos juostos privyrinu, čia atsipjaunu, žodžiu, tą juostą, nes jisai eis va taip, va, ne? Va taip va eis tą juostą. Čia aišku biškį sukalsim, kad gražiau, kalviškiau atrodytų, nežinau net kaip pasakius. Čia sukalsim, čia tą privyrinsim, bus tos gražus išraitimai. Skylę išgręšim. Išgręšim tą skylę. Nupjausiu ne tą skylę, žodžiu, išgręšim. Čia tą skylę bus geriau. Va čia tie du prisivyrins. Tai dabar tai ir padarom, žodžiu, nupjaunam, čia visos tos padarom. Pradedam. Gerai, mes turime va štai tokį va progresą, tai dabar aš ką dabar darysiu, ar ne? Aš nežinau, dabar dabasinu aš čia. Tai dabar aš va čia va padarysiu tokias juostelės, ar ne? Va čia privyrint, tiesiog tai paprastai, ar ne? Jo, iš abiejų pusių ir tada va čia padarom tas juostas ir užvyrinam. Tai dabar ir darom. Na ir štai va, mes turime pilnai suvyrinę, viską pabaigę, nušveitę, bet nedažysim, nes taip, kaip sakant, prašyta, taip ir padaryta. Tai va, nedažysime, aš tiesiog namuose aliejom sutepsiu. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video. Va, štai taip va, žodžiu, viskas atrodo. Įsideda ten tas laikraštis ar kas čia, žodžiu, va tam va ir skirtas, žodžiu. Va tam va ir skirtas. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video. Jeigu tai, būtinai paspaudžiam like, prenumeruojam, komentuojam, apsilankom vytautaskalvis.com ir jeigu galima, nusiperkam, paremt. Nes Vytautui mašinos reikia. Ne, reikia pirmą teisių, bet mašina ir be teisių važiuoja. Ne, pirmą reikia teisių vis tiek jaučiu. Jo, pirmą teisės tokia būna, tada mašina gal tada. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir sutiksime kitame.